Sveiki visi, šiandien aš paskelbsiu rezultatus ir išvardinsiu 10 mėgstamiausių jūsų YouTube'ų. Jeigu kas nežino, tai trumpai supažindinsiu. Buvau įkėlęs video ir iki šiandien jūs visi galėjote prabalsuoti už savo mėgstamiausią YouTuberį ir būtent šiandien aš susumuosiu rezultatus ir pažiūrėsime, kas laimėjo. Taigi iš viso gavau 150 atsakymų, juos susumavus išrinkau 10 favoritų. Kaip ir viską pasakiau, manau galime pradėti ir judame prie 10-osios vietos, kurioje yra Stimo Media. Pagal rezultatus jie surinko 4 jūsų balsus. 9 vieta mane šiek tiek nustebina, nes joje yra baigęs YouTubinti žmogus. Ir tai yra ne kas kitas, o Šniaukšlys, Šnioklys, Jag arba Liudas. Toliau 8 vietoje su 6 balsais turime asmeniškai mano mėgstamiausią YouTuberį gamerį Damage Planą. 7 vietą su 8 balsais užėmė Dariaus kanalas arba Darius CXZ. Toliau turime 6 vietą, kurioje yra Mr. Begėdis su 11 balsų. 5 vietoje surinkęs 12 balsų yra The Edvinas. 4 vietą su 14 balsų užėmė Antanas su J raide gale. Atėjo pagaliau laikas top 3-tukui, kurio 3 vietoje yra LTU Republic. Labai greitai artėjame prie 1 vietos, o 2 vietoje yra vlogeris Lukas Tijušas, Lukas TIJ. Ir rezultatas visiškai manęs nestebina, 1 vietoje su 110 balsų yra ne kas kitas, o Domanas. 90 balsų jam aš skyriau nuo savęs. O dabar jeigu be bairių, tai 1 vietoje yra ne kas kitas, o Vaidotas Grincevičius su 22 jūsų balsais. Keista, tikėtina šlamštas, iš kur čia atsirado 37 pranešimai.